Treneri, kodėl taip sunkiai pradėjot rungtynes, nes pirmajame kėlinyje turėjo net dviženklį deficitą? Nu, aš manau, gal vis dėlto žaidėm antras varžybas iš eilės beveik su tą pačią komandą ir Sakalai be abejo gera komanda, turi gerą trenerį, aišku, jie pradžią pas save sąlyginai namuose, taip galiu pasakyti, nes jie žaidė čia, pradžia tikrai jiems buvo labai gera, jie pataikė tokių metimų sunkesnių, gal tas įskirtumas toksai, o mes kaip tik atsimušėme toje kaip pradžioje, kaip ir to savo žaidimo nesuradom, taip galiu pasakyti. Treneri, Vaidas Čepukaitis antras rungtynes iš eilės uždė puikiai. Aš manau, kad Vaidas sulošė gerai, bet ne vien Vaidas, vis dėlto sulošė visi, kurie buvo aikštelėje. Ne tiek, kad aikštelėje, galiu sakyti, visi, kurie šiandien buvo. Ir kad į 2 minutės žaidė, kad į 3 minutės žaidė, jie atidirbo tai, ko iš jų reikalavau ir kas buvo suplanuota šiandien. Treneri, ta žaidėjų rotacija ir lėmė persilaužimą ketvirtame kėlinyje, kaip varžovai pavargo? Nu, aš manau, mes turim apie 10-11 žaidėjų lygiaverčių ir stengiuosi aš juos, aišku, panaudoti, kad visi kažkokį laiką pažaistų be abejo. Bet turbūt šiandien ne tiek pergalė, kiek baudų metimų ir tritaškių metimų procentas turėjo nudžiuginti. Nu, iš tikrųjų, nes šiaip paskutinės keletą varžybų mums nelabai sekdavos. Nei baudose, nei tritaškiuose. Tai džiugu. Treneri, klaidų skaičius šiandien labai didelis, turbūt daugiausiai šį sezoną. Kodėl žaidėjai taip nebrangina kamuolio? Kelionė nuvargina? Ne, nemanau, kad čia kelionė. Čia paprasčiausiai gal kiekvienas žaidžia taip, kaip jį priverčia žaisti, aš manau. Tai iš to pasiekoje atsiranda tos tokios keletas tų klaidų buvo tokios vaikiškos, kur iš tikrųjų tai ir nedovanotinos klaidos. 4 pergalės iš 5 galimų pagal čempionate. Tenkina šitas rezultatas? Be abejo tenkina. Mums liko dar keletą varžybų, iš tų keletos 2 namuose, taip kad aš manau, kad kol kas viskas gerai.